Kodėl mes rodėme šį filmą Skanoramoje? Dėl daugelio priežasčių. Visų pirma, dėl režisieriaus. Olivier Assayasas yra visiškai pagrįstai laikomas vienu įdomiausių šiuolaikinio kino režisierių. Debiutavęs filmu, kuris laimi Venecijos festivalyje apdovanojimą, labai neblogas debiutas, ar ne? Ir paskui, tarytum paliudijantis šį savo apdovanojimą, beveik su kiekvienu filmu kviečiamas į Kanų pagrindinę konkursinę programą, vertinamas pasaulyje. Šalia viso to išleidžia filmą, išleidžia knygą, kur šnekasi su Bergmanu, rašo puikius straipsnius prestižiniame žurnale Cahiers de Cinema ir užčiuopia tokius dalykus, tokio universalumo dalykus, kurie pulsuoja įvairių visuomenių podirvyje. Hello? Yes, this is Valentine, Maria Pander's personal assistant. Paparazzi are going to be all over her, you realize that, right? I'm honored to welcome you here. An interview with an Italian magazine targeting active women, seduction after 40. No. But it's the cover. No. Taigi, pirmiausia, režisieriaus personalija. Antras dalykas, su juo į šį filmą ateina jo viena svarbiausių ir turbūt šiandien mums labai svarbių temų, kuri buvo pernykštės Skanoramos tema. Ko mūsų išmoko jaunystė ir tos patirtis, kai tu kažką padarai ar pasielgi pirmą kartą. Taigi ši tema yra toks pagrindas pasakoti istoriją. Dar vienas žinoma argumentas filmo naudai tai Juliette Binoche. Joanne? You leave without looking at me, as if I didn't exist. So what? Noriu pasakyti, kad šiame filme viskas yra kažkaip susiję ir sulydyta į tokią harmoningą visumą, kurią galima pavadinti ten Zils Marijos debesis, galima pavadinti jaunystė ir branda, kaip norite. Nes ta tema pagrindinė leidžia traktuoti filmą irgi pagal kiekvieno žmogaus nuostatas, nuojautas ir pajautas. Taigi, manau, kad jis žiūrovams suteiks daug tokių nepaviršutiniško susitikimo su giliu, rimtu kino akimirku. Ir to linkiu Skalvijai ir labai džiaugiuosi, kad šis filmas bus dar rodomas po Skanoramos. Ačiū Jums. Taigi, nuo gegužės 15 kviečiu jau visus į Skalviją žiūrėti filmą Zils Marijos debesis.